mano draugės Rimantės gimtadienis. Šiandien jai su 18 metų, penktadienį varom trupukuką pakaisti Kauniuką. Ir mes jai šiandien padovanojame šampano ir gėlių ir sakėm, kad kita dalis dovanos bus penktadienį. Visą laiką mes apgaudinėjome jai, kad padovanosime gyvą daiktą, gyvūnėlį. Tačiau tai bus visai negyvas daiktas. Būtų smagu, jog paskambintumėte ir pasakytumėte, kad jo siuntinys jau Lietuvoje ir kad tai kokia gyvatė ar kažkas panašaus ir kad siuntinį gali atsimti, nes mes sakėm, kad tipo atsiunčiam iš kitos šalies. Gyvūnų ilgai nelaikom. Jo, koks galėtų būti kurjerio? Iš pašto gali nebūti. Tai aišku. Ar gal kokį pasakyti? FedEx, jas? Jėlė. Bet tai lietuviškai gal? Labai diena, čia skambinamas iš FedEx kurjeris. FedEx kurjeris. Srašniai. Labas vakaras. Labas vakaras. Jums skambina Kęstutis Irvinskis iš FedEx kurjeris ir norėjau paklausti, kada jūs galėtumėt pasiimti siuntinį? Penktadienį. Penktadienį, palaukit, įrašysiu dabar. Nežinokit, penktadienį. Sekundę, palaukit, aš to susijungsiu. Gerai. Kolega Antanai, dėl siuntinuko penktadienį įmanoma nuvežti, ar tu galvoji, kad jau ketvirtadienį čia vėliausiai? Aš nežinau, klausimas, kurią valandą čia žmonės nori, nes aš tai žinok tik nuo 2 galėsiu vežiot. Bet tu supranti, matyti tą daiktą? Tai yra gyvas daiktas. Ai, čia šitas... Taip, tas, kurį visi įsiganda. Mes tiek nelaikom ilgai gyvūnų, žinok, aš tai norėčiau, kad greičiau pasiimtų man tų gyvačių 100 metų. Gerai, supratau. Panelė Rimantė, žinokit, negalim penktadienį laikyti, nes tai yra gyvas daiktas ir šiandien į ofisą atkeliavo, net buvo toks, žinot, lengvas šurmulėlis, nes mūsų damos, tiesą sakant, pamačius šį gyvūną, tikrai išsigando ir buvo... Ten gyvūnas. Ta prasme, jūs nepirkot jo, neužsisakėt, ar kažką čia per... Ne, čia man jau čia turėjo būti staigmena. O Dieve, atsiprašau labai, bet matot, aš kaip kurjerius ir pagal visas taisyklės mes turime informuoti. Aš suprantu. Tai dabar aš kalbu su išvežiotojų. Tai esmė, mes galim laikyti maksimum 24 valandas, nes tai yra... Viešpatie Dieve. Taip, tai yra Afrikos žalioji gyvatė. Ne, pagal užrašyta Afrikos žalioji gyvatė. Palaukit sekundę. Bet čia paprastas žalties, čia kokia dar... Čia jokia čia... Gali pažiūrėti svorį. Pažiūrėk, čia yra iš Honkongo siūsta. Tai čia automatiškai, čia reiškia iš eBayaus, kažkas žmogus pirko iš veisyklos ir jinai mažytė yra 3 kilogramų. 3 kilogramų. 3 kilogramai jo, tai čia, grubiai, taip kad, kaip sakant, beveik 6 metrai. Taip, paklausk, ar turi žmogus gal terariumą nori, čia mes turim seną tokį šūdiną. Palauk, aš dabar pagal statutą žiūriu, jeigu 3 kg ir, žinok, 24 valandas mes tik vis galim laikyti, tai vėliau tas žmogus turi tiesiog pats atvažiuoti pasimti. Panelė Rimantė, tai žinokit, nuo šios dienos, tai realiai mes ketvirtadienį vakare turėtumėm jums jau pristatyti, bet vis tik tas daiktas gan yra didokas, yra... Net nežinau, kaip čia pavadinti. Tiesiog mes dar jo neturėjom tokios keisto. O Dieve. Jūs gal... Man reikėtų atvažiuoti rytoj ir pasimti? Ne, mes galime rytoj jį pristatyti, bet jeigu jūs rytoj negalite jo priimti, tai sakau, kad turėsit penktadienį tada jau pati atvažiuoti. Mes jį palaikytumėm Rūsy pas save. Iki penktadienio? Tai aš penktadienį galėčiau. Jo. Matot, dar vienas čia toks... pagal gyvūnų, pagal deklaraciją. Nenumirsta ant tą gyvatį. Tai kol kas 5, matau, žiurkės yra, tai mes jas kaip ir suduosime, bet penktadienį ko gero. Tai va, tai aš nelabai žinau, ką dabar daryti. A čia muitą mokestį, pasakykim, nes čia virsvoris yra, čia šitam... A virsvoris yra? Taip. Kur dar virsvoris? Nors kaip dovana čia tai paskaitosi, ne, bet čia paklausė, jie patys skirpa iš tikrųjų dovanų. Aš, žinok, tikrai, aš klausau Rimantės ir aš manau, kad jį tiesiog nežinojo, žinok. Aš žinau, kad nieko nežinojau ir dabar vis nežinau, ką jums čia sakyti.
Na, aš supranti, mes irgi negalim laikyti, prasme, tos... Aš suprantu, o ten tikrai gyvatė. Taip, gyvatė. Ir gan didelė gyvatė. Aš kiek dirbu 10 metų FedEx ir tikrai dar tokio daikto buvo ir dramblys, bet na, tokio baisaus gyvūno dar nesame. Tai penktadienį 9 valandą jūs galėtumėte atvažiuoti. Koks penktadienį, pasakyk, kad rytoj, aš čia nenoriu būti su ta gyvatė, tu durnas. O Dieve. Nu, bet tai man būtų, pavyzdžiui, labai gerai, jeigu galėčiau atvažiuoti pasimti penktadienį ir ne rytoj. Palaukit, biškį, aš pažiūrėsiu, nu vis tiek, kažkada esu turėjęs tą gyvatę, reikia... Aha. Tu durnas, jos čia nuodingos, skanda į ranką, jinai... Nuodinga? Kažkokia agresyvi čia puola. Palauk, pasižiūrėsim, palauk. Ką tu čia nelįst prie jos? Ne, čia, man atrodo, kažką sumaišyta gal. Negali būti, kad ten tikrai gyvatė ir tikrai man. Šitą dėžė, ar ne? Palauk. Neliesk, aš tau sakau, tu durnas, nu klausyk. O Jėzau! Fu, kokia šlykštė, Dieve, kokia didelė. Dieve, o Dieve, o Dieve. Žiūrėk. Ko jinai čia stoja spiestų? Fu, kokia. O Dieve. Fu, haha. Nesąmonė. Patraukė nuo manęs. Jėzu. Nesąmonė kokią. Tai dar ten gyvina tos gyvatės, ei. Neimk į rankas, Gerdė. Neimk į rankas, aš tau sakau, neliesk. Neliesk. O siaubė. Na va, pažiūrėk, kokia mažutė. Visai ant rankų galima laikyti. Neimk, tu ims į rankas, tad... Paėmiau, pažiūrėk. Fu. Nu, ateik aš tą nufotkinsiu. Fu, kokia šlykštė. Viskas čia yra normaliai. Ir man ten nebijok, nieko į per daug tokie, kaip sakyt. Aš jaučiu, mane to ištiks infarktas, jeigu ten tikrai gyvatė. Ne, aš laikau rankose, aš net nežinau, kaip, gal tiesiog nuotrauką galėtume atsiųs, bet na... Ne, tiek to. Bet mums reikia iš tikrųjų, supranti, tavo patvirtinimo, kad tu atvažiuosi pasimti, nes mes gyvūnų nesam gyvūnų. Aš tikrai atvažiuosiu penktadienį, tikrai. Penktadienį. Aš nežinau, aš prisiekiu, taip, bet ne rytoj, bet penktadienį. Jo, bet supranti, mes beturim, kiek čia yra, 1, 2, 3, 4, 5 tos žiurkės nudvėsusios. Ir aš taip paskaičiavęs, manau, kad nelabai užteks mums to maisto, tai iki penktadienį. Tai gal nenumirs ten, kad truputėlį negaus ten kelių ten tų žiurkių, ar kuo ten nevalgo, aš nežinau. Žiurkės valgo jį. Ai, nu. Tai, bet negali būti, kad čia man tikrai, bet čia tikrai man. Na, visi duomenys, tavo telefono numeris parašyta. Aš galvoju, kad tu pati atsisiuntai, supranti, nes taip užrašyta, kaip atrodo, kad savo čia būtų. Oi ne. Tai čia, kaip suprantu, kažkokia staigmena tavo, ar ne? Taip, nes čia mano kaip ir toksai gimtadieniukas ir čia gal man tokia staigmena. Ganėtinai keista, sakyčiau, bet... Tai, žodžiu, penktadienį galėčiau atvažiuoti ir pasimti. Kurią valandą jums būtų gerai? Kęstuti, kada būsi? Aš žinok, būdėsiu tenai, nu ką aš, nu, visą laiką būsiu. O ketvirtadienį nežadėjai, ten, kaip sakiau, užeiti, paskui neateisi darbą? Ne, žinok. Mes su gyventiniu tiesiog pasipiškinsim ir viską, žinok, negersinant. Supratau, tai viskas okei, Kęstas bus, aš ko gero, aš pats nebūsiu. Labai gaila, aš labai norėčiau galbūt perduoti ir dar kažkokį žodį pasakyti, nes aš kaip ir kažkada turėjau panašų gyvūną. O, ir kokie įspūdžiai? Nu, kokie įspūdžiai, kokie. Aišku, būna geriausia dantis išrauti, nes kartais įkanda. Ta prasme. Tai aš matau, kad dabar į dantukai yra, bet tai tokia, kad ramiai yra, nes pavalgius turbūt davė. Davai kešą, ne šiandien žiūrkytę vieną? Ne, nedavau. Čia, galim, tai, žinok, vieną kartą savaitę tik reikia duoti valgiot. O Dieve! Kas čia buvo? Įkando! O Dieve, ką darėt? Įkando? Čia rimtai. Reikia skambinti. Skambink 112. Alio. Paskambink 112. Užspaus vaizdą. Gal... Duok, kur čia įkando? Duok, čia iš launį įkando, kur čia? Kažkur prie birkos tau, kur čia? O Dieve, kaip baisu. O Dieve,
Kodėl tu kažkoks tai daraisi Įkando, jūs fioletinis? sakaujat, o Įkando man man. tikrai, tu aš tik infarktą. Apsirisk ranką, ateik, aprišiu ranką tau. Palauk. Alio, greitoji čia? Ane. Alio, sakykite,